Jau rytoj. Jau rytoj rugpjūčio 15 dieną startuojame su Gausos sąmonės projektu. Tikiu, kad laukiu ne aš viena, jūs taip pat. Ir sveikinuosi su visais, kurie jau čia. Taip, jau rytoj mes startuojam su interviu maratonu, sakyčiau, apie Gausos sąmonę. Labas rytas visiems, kurie jau čia, kurie jungiatės. Sveiki naujai, kurie esate prisijungę čia visai neseniai. Tikiuosi dėl projekto taip pat. Ir tie, kurie jau kurį laiką sekate mano informaciją, kurią čia dalinuosi, Perkurk save gausiai su Žaneta grupėje. Ir aišku, tikiu, kad esate tie, kas jau neseniai skaitė knygą Perkurk save ir žinote jau tokią, sakykime, bazinę informaciją. O dabar bus dar daugiau. Dar daugiau. Ir būtent kviečiu jūs jau nuo rytojaus, nuo 15 rugpjūčio dienos jungtis ir aktyviai dalyvauti kiekvieną dieną, todėl kad kiekvieną dieną vis gausite naują informacijos dozę, naują geros energijos dozę, aiškumą, supratimą, kaip plėsti tą Gausos sąmonę, ką daryti, ko nedaryti ir panašiai. Ir tokiu būdu padėsite savo. Ir aišku, jeigu norite padėti ir kitiems, kviečiu pasidalinti visą šitą informaciją ir nuorodomis su visais tais, kurie jums rūpi, nes šita informacija yra dabar dovanojama jums. Jeigu mes dar nepažįstame, galbūt čia kažkas dabar, kas prisijungėte ar žiūrėsite vėliau šitą įrašą, tai yra naujai atėję žmonės iš šitą grupę, tai trumpai pasakysiu apie save. Žaneta Jūra, intuityvioji mentorė, lektorė, universiteto dėstytoja, akademijos Perkurk save steigėja, kurie beje rengiu intuityviosius mentorius, gyduolius, dvasinius lyderius. Ir taip pat jau, kaip ir minėjau, esu parašius pokyčių knygą Perkurk save. Ir tai yra mūsų vadovėlis. Beje, popierinių knygų tiražas jau baigėsi, bet kas neturite elektroninę knygą ir būtent šio projekto metu jūs galite įsigyti su didžiulė nuolaida, todėl rekomenduoju. Ir kaip žinia, pastaruoju metu tyrinėju Gausos sąmonę. O jeigu tiksliau, tai visų pirma, kaip mes tai suprantame ar ne, tyrinėju mintis, tyrinėju įpročius, tyrinėju įsitikinimus, kurie blokuoja gausą arba, kitaip sakant, trukdo tai gausiai ateiti ir taip pat žinoma, kokie įpročiai, mintis ir įsitikinimai padeda tam. Tai pinigai beje šitam kontekste yra neišimtis, apie pinigus taip pat kalbame daug ir tame projekte, bet nenoriu, kad suprastumėt, jog gausa tai lygų pinigai. Tikiuosi, čia šitoje vietoje mes susikalbame, ar ne? Bet be abejo, pinigai yra gausos dalis, todėl neišvengiamai. Ir apie juos mes kalbame ir daug kalbame šito projekto metu, daug užduodu įvairių klausimų Gausos projekto ekspertams ir, pamatysite patys, kas vyksta, nes, ten yra, žinokit, kosmosas. Ten yra tokia, sakau, informacinė ir energetinė dozė, kad wow. Todėl rekomenduoju nepraleisti nei vienos dienos. Taigi jau nuo dabar jungiatės, jau nuo dabar kviečiam ir ne tik jūs, bet ir jūsų draugus, kas dar nepakvietėte, tikrai padarykite tai, nes pamatysite, kiek daug vertės gausite jūs, o dar jeigu turėsite žmonės, kurie bus tame, su kuriais jūs galėsite apie tai ir kalbėti, diskutuoti, gilintis dar labiau, tai iš vis fantastika. Tai va, tai tikrai padarykite tai dėl savęs, dėl kitų taip pat. Taigi nuo dabar. Ir kviečiu tiesiog, jeigu taip paprastai kalbant, tai tiesiog suprasti, kaip gyventi laimingą gyvenimą gausoje. Tiesiog. Tikiu, kad visi to norim ir parašykit, ko iš tikrųjų tikitės iš šito projekto. Jeigu turit kažkokių klausimų, kurie jums kirba ir į kuriuos būtinai norite, kad būtų atsakyta, parašykite. Tikrai garantuoju, gausite atsakymus. Kaip sakoma, padavėjai visatai žinutę, ateina atsakymas, ištransliuokite, tai padėkite savo ir padėkite vieni kitiems. Ir noriu taip pat jums pasiūlyti 21 dieną non-stop
klausyti šitą informaciją. Laibūna jinai ne tik tai kartą peržiūrima, laibūna jinai ne tik tai kartą išklausoma ir ten ypatingai, jeigu kažko dar užsiėmė papildomai. Nedarykite to, skirkite laiką, bet net bent vieną kartą, taip, ar ne, o toliau leiskite šitam, sakykime, informaciniam srautui, energetiniam srautui tiesiog tekėti. Laibūna tai fone, laibūna tai informacija, na, sakykime, jūsų erdvėje. Patikėkite, tai daro didžiulius pokyčius. Todėl, kad visai kitaip mes informaciją priimam, aišku, kada esam susifokusavę į tai ar ne, ir taip pat žinom, kad veikia ir mūsų pasąmonė, todėl pasąmoninių lygmenių, kada yra dažnai kartojama kažkas tai ar ne, tai mums užsifiksuoja. Todėl rekomenduoju klausyti, turėti tai fone, kad tai būtų taip pat dar vienas papildomas, toks, sakykime, pagalbos priemonė tiesiog jums šitai informacijai dar giliau įeiti į jūs. Nes tai yra teigiama informacija, tai yra ta informacija, kuri plečia sąmonę, tai yra ta informacija, kuri jūs, na, tiesiog pokytį daro jumise iškart. Vien klausant to ir aišku, jeigu mes klausom plus darom, plus veikiam, plus taikom tai, ką mes išgirdom čia ir dabar iškart, nes turėsite daugybę šitų tokių, sakykime, patarimų, daugybė įvairių praktikų, kažkokių tokių, sakykime, na, priemonių, įrankių ar panašiai šitam projekte, kuriais dalinasi visi ekspertai ir galėsite, kaip sakau, čia ir dabar tiesiog imti ir taikyti ir pamatysite, kokie pokyčiai jumise pradės vykti. Tai kadangi aš, kaip sakau, labai domiuosi šitais dalykais, tyrinėju tą gausos sąmonę jau tikrai na, ne dieną, ne dvi ir ne mėnesiais, jau daugiau, tai pakviečiau interviu duoti 21 ekspertą, 21 žmogų, kuris jau gali savyje iš tikrųjų tvirtai pasakyti, taip, aš gyvenu gausos sąmonėje. Aš būtent tokių ieškojau. Tokius radau ir su jais bendravau. Interviu nei vienas nėra, kad būtų kažkoks tai surežisuotas, kad būtų ten kažkas tai, nežinau, iškarpyta, sumodeliuota, padaryta, ten kažkaip tikslingai nieko panašaus. Interviu yra taip, kaip ėjosi, taip pat viskas nuosekliai, nebuvo, kad ten kažkokios konkrečios dienos buvo ten kažkokiam konkrečiam interviu, ne, kaip buvo susidėliota pagal grafiką, taip pat viskas ir dėliojasi, žodžiu, jokios režisūros absoliučiai. Ir pamatysite, kaip nuostabiai vienas kitą ekspertai papildo, kaip ta informacija, kuri jau natūraliai generavosi erdvėje, ji jau integravosi, na, sakykime, šito projekto, jeigu galim taip įvardinti rėmuose, nors aišku, jokių rėmų nėra. Ir lygiai taip pat jau, na, sakykime, tie, kurie jungsis, žiūrės, jau nuo rytojaus, kaip sakau, startuojam, gausite visą absoliučiai visą reikalingą informaciją ir tą visą energetinę dozę, kuri yra jau parengta. Beje, klausimai, kuriuos daviau pašnekovams, na, ne visada buvo tokie pataugus jiems, bet mano tikslas, kaip sakiau, ir nebuvo surežisuoti kažko tai labai. Ir todėl, na, iš tikrųjų pamatysite, kaip juos atsakinėja, kaip skirtingais kampais galim pamatyti netgi, na, tam tikrus ir tos pačius dalykus, bet visiškai iš kitų pusių, iš skirtingų ekspertų lūpų ir per skirtingų ekspertų suvokimus pamatysis, kaip gražiai tai išsiskleidžia. Taigi, mano tikslas buvo nebūti patogiai, kaip ir visada, nei būti patogiai ekspertams, nei būti patogiai tiems, kurie nenori pokyčių. Mano tikslas būtent pokytis ar ne, ir pirmiausia, ko aš siekiau, tai yra rasti žmonės, kurie gali, kaip sakiau, drąsiai įvardinti, kad taip, aš gyvenu gausos sąmonėje. Beje, kiek iš jūsų galite tai pasakyti? Kiek iš jūsų savo tvirtai galite tai įvardinti, taip, aš gyvenu gausos sąmonėje. Jeigu taip, sveikinu, tai yra nuostabu. Jeigu ne, vadinasi, yra kažkas, ko dar nesuvokėte, ko dar nežinote, tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog yra kažkas, ko dar neturite, ko dar nežinote. Ir todėl dar viena paskata žiūrėti šituos interviu. Antras dalykas, ko aš siekiau, tai yra rasti pagrindinius trūkumo imprintus. Ką turiu galvoje, tai yra ribotus įsitikinimus, kažkokias tai, sakykime, mąstymo klaidas ar ne, tam tikras blokuojančias gausą programas ir panašiai. Tai va būtent pokalbio metu man buvo labai
svarbu tai atpažinti, tai surasti ir apie tai taip pat pakalbinti ir pašnekovus. Trečias dalykas, ko aš teikiau, tai yra suprasti, kaip tie trūkumo imprintai gali būti pakeisti. Ir todėl ieškojau nuomonių įvairovės, ieškojau įvairių patirčių, todėl mano pašnekovai, dvasiniai lyderiai ir mentoriai, ir coachai, ir sąmoningumo kažkokie tai mokytojai, sakykime, ar konsultantai ir panašiai, verslo pasaulio atstovai, iš labai įvairių sričių, tam, kad būtų galima pamatyti kiek įmanoma platesnį tokį spektrą suvokimų, gyvenimo patirčių ir tos gausos sąmonės atsivėrimo galimybių. Ir be abejo, absoliučiai visų patirtis iš tiesų yra unikalios, ypatingos ir vertos tikrai jūsų dėmesio. Ir jeigu klausite, kuris iš tų interviu geriausias, žinokit, visi geriausi. Ir aš rimtai, tikrai visi geriausi, nes vienas kitą jie tiesiog, kaip sakiau, organiškai papildo. Ir vis aiškiau ateina tas suvokimas, sakykime, įneša vis gilesnį tą supratimą, kas ta gausos sąmonė ir kaip joje gyventi. O kodėl aš pasirinkau 21 ekspertą, nes ir šitokių klausimų taip pat sulaukiu, tai mes žinom, kad 21 diena turi tam tikrą prasmę, tai čia šiuo atveju žinom, kad ar ne, pokyčiui, įpročiui keisti reikalinga, sakoma, 21 diena. Ir aišku, jums šita galimybė bus suteikta, todėl kad 21 dieną jūs girdėsite ekspertus kalbant apie gausą. Galėsite, kaip sakoma, maudytis toje gausos sąmonėje 21 dieną plus, aišku. O aš esu iš tų, kurios nemėgsta klijuoti, kaip vadinu, pleistriukų, tai yra nedarau tam kartui. Čia vieną kartą padariau ir viskas, ne, man norisi pokyčio, realaus pokyčio. Todėl tikslas ir buvo ilgalaikį pokytį sukurti, bent jau galimybę tokią sukurti, kad tai būtų garantuoti, kad iš tikrųjų ta transformacija įvyktų, o tam, aišku, reikalingas laikas. Todėl sakau, nepraleiskite nei vienos dienos, visas 21 dieną kviečiu nuosekliai rasti laiko, tiesiog paskirti savo, kada jūs išklausote visą interviu ir, kaip minėjau, net ir fone, po to jau dienos eigoje galite tai turėti. Ir kodėl tai yra gerai, kaip minėjau, ar ne, tai veikia ir mūsų pasąmonė, ne tik mūsų sąmoningąjį protą, nes kada mes klausom įdėmiai, tai dirba mūsų sąmonė, ar ne, beje, apie tos visus dalykus aš aiškinu ir knygoje Perkurk save. Ir kada jūs tą 21 dieną, sakykime, tame sraute būdami, klausysite, girdėsite šitą informaciją, būsite toje gausos sąmonėje, jūs natūraliai kursite gausos pagreitį. Tai yra tiesiog natūralu. Ir tokiu būdu jūs keisite ne tik mąstymą beje, bet ir įprotį. Todėl, kad jau taps įpročių būti tame, ar ne? Taps įpročių visų pirma mąstyti jau kitaip. Nuo ko viskas ir prasideda, ar ne? Prisimastom, paskui emocionuojam. Kuo daugiau emocionuojam, tuo daugiau prisigalvojam, ir vyksta tas užsuktas ratas, ar ne? Tai vadinasi, būtent kada mes būnam teigiamose šitose vibracijose, mintyse, idėjose naujose ir taip toliau, kas keičia mūsų mąstymą, aišku, tai keičia viską mūsų gyvenime. Žinoma, jeigu mes taikome, kas jau yra susiję tiesiogiai su įpročio formavimu. Mąstyti ir elgtis kitaip, negu esate įpratę iki šiol, kas jums kūrė trūkumo sąmonę. Tai todėl kviečiu 21 dieną, nepraleidžiant nei dienos, būkit šitoje bangoje, klausykit po kelis kartus, kaip sakau, per dieną tą patį įrašą, tegul įsėda tą gausos sąmonės informaciją ir nepamirškit, žinoma, veiksmo. Darykite tai, kas jums yra, bus tiksliau rekomenduojama kiekvieno eksperto, nes jie duos savus patarimus, savas rekomendacijas iš savų patirčių ir išbandykite visą tai. Ne tik tai paklausykite, jo, fainai, įdomu, gerai ir panašiai, ne, išbandykite tai. Pasimatuokite, kitaip sakant, ar tai tikrai yra jums. Ir jeigu pajausite, kad vyksta pokyčiai, tai darykite tai net ne 21 dieną, darykite ilgiau, darykite tol, kol jums norėsis apskritai. Gyvenkite tuo tiesiog. Darykit kasdien ir pamatysit, kokie iš tikrųjų nuostabus tie
pokyčiai pradės vykti. Garantuoju, va šito projekto pabaigoje lauksiu jūsų atsiliepimų, lauksiu jūsų komentarų, lauksiu jūsų patirčių, nes tikrai neįmanoma, kad nebūtų pokyčio. Žinoma, kaip sakau, jeigu jūs dėsite savo taip pat žingsnį iš savo pusės, ne tik tai tiek, kad mes dalinamės informaciją, duodame visą tai, kas reikalinga, o jūs, kaip sakau, ant sofutės tą nosį krapštydami, tai taip nieks nevyksta, kaip žinia. Jūsų indėlis taip pat reikalingas. Tai va, tai tų nuostabių pokyčių jūsų gyvenime linkiu ir aš, ir aišku, kiekvienas iš ekspertų, kurie dalyvauja šitame interviu. Nuorodą jau esu dalinusis, kas čia naujai prisijungėt, tiesiog atskirai kiekvienam žinutę elektroninę. Taip pat per Messengerį jau esu atsiuntusi, beje, kas dar ten kažkur galbūt iš anksčiau esate čia ir neturite, tai pasidalinsiu čia irgi komentare ir grupėje tikrai yra informacijos daug apie tai. Sekite, žiūrėkite, būkite visame tame sraute. Beje, priminimai ir papildoma informacija jums ateis ir elektroniniu paštu, todėl užsukite ir ten gausite viską, ko jums reikia. Jeigu turit klausimų, jeigu kažko nerandat, rašykit komentarus, rašykit žinutes, būkit aktyvūs, nes tai irgi vienas iš gausios sąmonės bruožų. Ir keiskite tuos įpročius jau dabar, būkite tame aktyvume. Taigi, smagių visiems jums pokyčių, linkim visi mes, kurie dalyvaujam čia ir gyvenkime meilėje ir gausoje. O šiam kartui atsisveikinu, susitiksim jau projekte. Iki, mielieji.